Labas rytas. Ir labas rytas jau 4 mugės diena. Ir neįtikėtinai šiandien yra tikrai pavasaris ir manau, kad mes visi norėtum iš tikrųjų būti pirmą pavasario dieną miške kur nors. Bet esame knygų mugė ir iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kol jinai dar nesibaigė, nes kita knygų mugė Vilniuje vyks tik tai po 1,5 metų. Tai čia šiaip yra irgi svarbi žinia. O šiandien aš, Ula Ambrasaitė, leidyklos Lapas vadovė, kalbinsiu du nuostabius jaunus kūrėjus, kurie kūrė šiek tiek kitaip negu yra įprasta savo žanre. Tai dabar galvoju, nuo ko pradėti. Rinkodaros specialistas, rinkodaros profesionalas Imantas Selenis, kuris yra pripažintas fotografas ir šios pirmos savo foto esė albumo autorius. Sveiki. Režisierius, rašytojas, dabar jau irgi, visuomenininkas, pastarąjį pusmetį ypatingai prisidėjęs prie Lietuvos kultūros lauko reikšmingumo susireikšminimo, Karolis Kaupinis. Labą dieną. Beje, pristatęs visai neseniai savo labai nuostabų filmą Badautojų namelis. Ir šiandien mes kalbėsime apie Imanto Selenio foto albumą ar foto esė, tai yra toks tarp žanrinis šiek tiek kūrinys Nostalgijos sala, kurį Imantas pristatė lapkričio viduryje ir jį pristatė su paroda. Tai turbūt iš čia jūs esančių Imantą Selenį daug kas žinote kaip fotografą. Ir nebejoju, kad tikrai daug kas žinote jo darbus. Jo parodos buvo, jis dalyvavęs parodose ir Lietuvoje, ir užsienyje. Labai nemažai kolekcininkų yra įsigiję jo printus. Tačiau dabar yra albumas. Visiškai kita medija. Albumas dar beje buvo pristatytas irgi su paroda, kas galbūt Imantui yra įprastesnė forma savo kūrybos. Ir štai mes turime albumą, kuris irgi yra toks albumas su tekstu, bet tas tekstas nėra fotografo. Imantai, gal tavęs klausiu, koks yra jausmas laikyti savo rankose albumą kaip kitą mediją, negu kad fotografija digital, negu kad fotografija print, ir kodėl tu sugalvoji, kad dabar jau yra tavo kūrybos etapas, kuriam reikia albumo? Nuo kurio klausimo pradėti? Kodėl sugalvojau? Šiaip, tiesą sakant, tu sugalvojai prieš porą metų, jeigu atsimeni. Buvau užsukęs į leidyklos gimtadienį ir Ula sako, Imantai, reikia tavo Havajus išleisti, parodyti Vilnių, taip kaip tu matai knygos formatu. Ir aš kaip žmogus, kuris jeigu planuočiau kažko ir galvočiau labai smarkiai, tai turbūt ir nepadaryčiau. Tai tada ėmiau ir impulsyviai, man atrodo, sakau, jo, darom, okei. Ir turbūt nuo to visų pirma užgimė tas impulsas. O bendrai šnekant tokiam, kūrėjo kontekste, tai fotografijų albumo išleidimas yra toks reikšmingas turbūt įvykis, nes tai didelė išliekama vertė turintis daiktas, kuris gali pasiekti žymiai daugiau žmonių negu kad paroda ar įsigytas atspaudas. Dar kitas momentas yra tai, kaip tu ir minėjai, yra visai kitokia medija. Aš šiaip dirbu su labai didelio formato nuotraukomis, kurias galima skaityti dažnai dvejopai, iš toli ir iš arti. Ir mano nuotraukos turi tą tokį efektą, ne? Iš toli tu matai spalvą, jinai tave patraukia, tu prieini arčiau ir pradedi matyti detalės įvairias nusidėvėjusius pastatų kampus ar kažką, ko tu šiaip nematytum. Ir įsijungia tada visai kitokios vertinimo sistemos, žmogaus galvoje jis pradeda kitaip mąstyti apie tą kadrą, kuris iš pradžių impulsyviai jį pritraukia. Bet knyga to turbūt neturi, man tai buvo toks iššūkis, o kaip padaryti tą patį įspūdį, bet ką jinai turi, tai vienas dalykas
lygiai tas pats kaip ir su paroda, tai yra popierius ir labai smagu nuotrauką matyti spausdintą. Jausmas visai yra kitoks. Kitas dalykas, parodoje aš šiaip, dažniausiai darau ekskursijas ir mano parodas lydi pasakojimas kažkoks. Aš kartais mokau žmonės matyti, kaip žiūrėti, kaip jungti kadrus, kaip aš mąstau, įvedu į tą kontekstą, bet niekada parodose nebuvo tokio kūrybinio turbūt pasakojimo ir to tokio emocinės, tos tokios perspektyvos, per fikcinę teksto prizmę. Tai knyga šiaip duoda tą tokį fainą labai ryšį ir žmogui galimybę taip nuo pradžios iki galo patirti galbūt parodą kiek intimesniam formate ir tokiam, kur yra tik tai jisai ir albumas, nuotrauka, tekstas jam patogiu metu, tada, kai jisai yra tam nusiteikęs. Ir dar kitas momentas, tai į parodą dažniausiai žmogus negrįžta 2 kartus. Man atrodo, knyga ir ypač jeigu jinai tokia yra, kuri sentimentaliai užkabina arba įdomiai įprasmina ir to paties žmogaus patirtis, nes galbūt šnekėsim ir apie kūrybos momentą, kad šitą albumą šiaip nevadinu mano albumu, tai yra toks mūsų visų albumas, kažkiek kolektyvinės atminties nuotrupos sudėtos į vat šitos puslapius. Tai faina, kad tu gali grįžti vėl ir patirti vėl ir vis kitaip laikui bėgant. Tai jeigu ta knyga užima reikšmingą vietą tavo lentynoje, arba vaikam perduoti, arba kitiem parodyti, tai visai kitoks formatas ir kitaip patiriamas ir ilgiau išliekantis. Tai man to jis labai patiko. Tu pats tarsi bandai slėpti, sakydamas, kad čia ne tavo vieno albumas, ar ne? Nors šiaip ant viršelio akivaizdžiai yra užrašyta Imantas Selenis, tai yra savo nuotraukos ir iš tikrųjų tai yra tavo albumas. Ir man buvo, beje, aš, kadangi pažįstu Imantą jau kurį laiką ir žinau, kaip jis mąsto ir kaip jis kalba ir kaip jis dėlioja savo darbus, man tai yra labai skirtinga nuo daugelių galbūt fotografų, su kuriais man teko bendrauti, nes jis fotografuoja naratyvą. Tai nėra nuotraukos, gražios nuotraukos, tai nėra nuotraukos kažkokių objektų, tai yra labai naratyvinės nuotraukos, iš tikrųjų, kai jis kuria seriją ir šitam albume tai ir labai matosi. Tai aš nebejoju, kad tu pats galėjai parašyti tobulą tekstą, papasakodamas, tobulą esė, papasakodamas, ką tu norėjai, kas slypi už šitų fotografijų. Tačiau tu pasirinkai ir paprašei, ir Karolis sutiko, kad esė, kur yra publikuojama knygoje, taptų integrali tokia knygos dalis, knygos pasakojimo dalis, ir tu paprašei, kad tą esė parašytų Karolis Kaupinis. Kodėl? Tai nėra labai toks įprastas sprendimas, ypač, kad netgi ir verčiant knygą nelabai aišku, kur yra Imanto tekstas, o kur prasideda Karolio esė. Tai papasakok šiek tiek apie šitą savo kuratorinį tokį sumanymą. Kodėl? Šitos serijos turbūt tokia mintis yra, kad net ir pačiame nuotraukų kūrybos procese siužetai nuotraukose atsispindintis yra ne vieno mano atmintis. Tai aš vedamas tokio algoritmo, kad tai nėra vien tik mano kažkokia atmintis ar kažkokios vietos ir sugalvojau, kad būtų labai įdomu paimti ir padaryti tokį kūrinį, kuriame gal sudėtingai iki galo atpažinti autorystę, aišku, neišvengiama užrašytas mano vardas ir pavardė ant knygos viršelio, bet atmintis tarsi priklauso mums visiems, mes daug ką esam patyrę vienodai, kai kuriuos simbolius savo aplinkoje įprasminame labai panašiai per kartos mūsų perspektyvą. Ir man bendrai turbūt įdomiausias dalykas yra paleidus savo nuotraukas į gyvenimą, kitaip tariant, matyti žmonėms, sulaukti jų reakcijų. Tai man ta
pirma reakcija buvo labai įdomi, kaip Karolis interpretuotų visą tai ir perleistų per savo kūrybos matymą ir per savo tokią asmeninės patirties prizmę. Ir tas toks, man tai atspindi apskritai kūrybą didžiąją prasme, ne? Nes buvo tokia labai įdomi frazė, kad everything is a remix, ne? Daug dalykų, kontekstų suformavo mus ir tai, ką mes išleidžiame per save perleidę į pasaulį, tai yra tiesiog remixas tam tikrų dalykų ir patirčių. Tai aš čia tokį remixą muzikinę prasme, tas terminas tinka turbūt ir vizualinę prasme, ir teksto prasme sugalvojau padaryti kaip eksperimentą, nes vienas dalykas, tai man įdomiau ne galutinis produktas, o procesas, kuris irgi kūrė man ir tam tikrų iššūkių, ir prasmę, ir aš tam procese atrandu tam tikrų dalykų. Ir galiausiai sukurti tokį kažkokį mišrų, netipinį pasakojimą, patirtį, kuri nuveda žmonės iki kažkokios vienos išgrynintos minties, nors ir perkoštos per daugelio žmonių sąmonę. Ir, nežinau, turbūt tiek. Iš bendravimo su Imantu dar irgi galiu išduoti, kad jis turi labai stiprų filosofijos pagrindą savo darbuose. Ir tai ir ką jis fotografuoja ir kaip jis pasakoja yra iš tikrųjų toks tarsi galėtum sakyti tam tikras filosofijos sąvokų substraktas. Ir šiandien Imantas išsidavė stende, kad pernelyg skaito daug teorinės literatūros ir per mažai grožinės literatūros. Tai man atrodo, tai labai įdomiai atsispindi tavo kaip fotografo darbe, kad tai yra tikrai labai daug perskaitytų tekstų, perskaitytų teorinių tekstų, tampa tam tikrą prasme išfotografuoti Imanto objektyvų. Ir čia aš noriu klausti Karolio, jūs esate seniai pažįstami, žinau, kad esate draugai ir neabejotinai vienas kito kūrybą žinote. Ir tu taip pat esi rašęs ir Havajų parodai tekstą. Ne? Kaip tu matai Imanto kūrybą ir kaip tu ją paverti tekstu? Kokį dar nori sluoksnį prie to pridėti? Kai Imantas paprašė Havajų parodai parašyti tekstą, aš atsimenu, žiūrėjau tada į tas nuotraukas ir man viena nuotrauka įstrigo, kur stovėjo keli berods karoliniški daugiabučiai. Aš pagalvojau, kad Vilnių supantis sovietiniai daugiabučiai labai atitinka mano senelių kartą. Mano seneliai buvo tiek iš tėvo, tiek iš mamos pusės kaimo žmonės, kurie atvyko į Vilnių ir Kauną, išgyvenančius tą sparčią sovietinę modernizaciją, kurios turbūt jeigu ne okupacija, nebūtų gal tokios sparčios ir buvusios. Ta prasme, jie gal būtų likę kaime gyventi, net neturėjo absoliutaus noro tapti miestiečiais, bet dėl to, kaip atrodė pokaris Lietuvoje, Lietuvos kaime, urbanizacija buvo sparti. Ir mano seneliai gyvenimą mieste praleido iš dalies tarsi toliau gyventų, senelis mano buvo dzūkas, tarsi toliau gyventų gatvinėme kaime. Tik tai būtų daugiabutis. Ta prasme, į miestą, senąjį miestą, į senamiestį, jie nelabai drįsdavo eiti, nelabai čia ėjo, todėl kad jie nesijautė jo dalimi. Ir kai tu žiūri į Vilnių, kur nors nuo kalvos, nuo tų pačių Lazdynų kalvų, tu labai aiškiai matai tą senąjį miestą, kuris yra šitas miestas, ir tą naują miesto dalį, kuri taip stovi ir ten neina. Tiek Žirmūnai, tiek Lazdynai, tiek Karoliniškės ir panašiai. Ir visi mes, daug kas, tiek aš, tiek Imantas, mes užaugom šituose rajonuose ir kažkada, aš atsimenu, žiūrėjau tokią rusų dokumentininkė Liubov Verkus, jinai kalbėjo apie Balabanovo filmą Gruz 200, 200 krovinys.
kas esate įmatę, turbūt žinot, kokiu būdu rodomi 84 metai Sovietų Sąjungoje ir jinai sako, aš žiūriu į šitą siaubą ir suprantu, kad viena vertus tai yra tiesiog objektyviai, tai yra siaubinga. Bet tuo pačiu tai, kas rodoma, yra mano vaikystė, mano namai. Ir su šita dilema, kad aš objektyviai manau, kad Žirmūnai yra gana pobjauris estetiškai vaizdas. Bet tai mano namai. Ir daugelis mūsų karta, turbūt kai atsirado galimybė, mūsų kartai galimybė atsirado priešingai negu mano, sakykime, tėvų kartai, kai atsirado galimybė iš šitų namų trauktis, mes traukėmės. Mes pamatėm, kaip gali būti kitaip vakarų Europoje ir mes visi norėjom pabėgti nuo šito. Ir tam tikrą prasme tu negali kaip pabėgti nenuneigdamas dalies savęs, o vis dėlto tai yra tavo vaikystė, tai yra tavo namai, tai yra emocijos susiję. Ir tai, kad Imantas ėmėsi šito Vilniaus, šitos jo dalies, ir kai aš pamačiau, kad dalis žmonių turi tokią gana impulsyvę reakciją, to nebuvo Vilnius netoks, aš netoks, aš supratau, kad tai giliai kažką užkabina mūsų kartoje, gal net ir mūsų apskritai tautos kažkokiam tokiam mentalitete, toksai nepilnavertiškumo kompleksas, kurį išsveikus, priėmus įmanoma kažkaip augt. Tai tada tai ir buvo toksai turbūt akstinas, aš nežinau, dabar jau neatsimenu, višta ar kiaušinis, ar aš ten bežiūrėdamas į nuotraukas apie tai išgalvojau, rašiau, ar aš berašydamas supratau, apie ką šitos nuotraukos, bet paskui, kai Imantas sugrįžo su šito nuotraukų, visa paletė man tai buvo dar aiškiau. Kad tai yra būtent apie tai ir jau dabar lietė nebe mano, ne iš ten, iš kur mes ateinam, ne senelius, ne tėvus, bet jau mūsų pačius. Ir tiesiog kaip paprašė, kad tą esę reikia parašyti, aš nieko kito ir neparašiau, kaip mes pragyvename iki šitos vietos. Ir tuo atveju ir mano ir Imanto kelias buvo panašus. Užaugti ten, truputėlį susigėdint, susimėtit, kažkaip pabėgt ir tada suprast, kad niekur tu čia labai nepabėgsi ir grįžt, tiesą sakant, jau kaip į namus ir priimti, kad na štai tokie mano namai. Kitokių aš neturiu, aš gal būčiau norėjęs, kad jie atrodytų, nežinau, aš mokiausi Italijoje, tai šiuo atveju ten galbūt norėjęs, kad mano namai būtų štai tokie estetiški, bet mano namai yra Žirmūnų mikrorajonas. Arba Karoliniškės. Tai ačiū už tą išdėstymą ir man atrodo, kad ir girdite, kad vienas sluoksnis yra nuotraukų, kurios tekstiškai tai nėra nuotraukų papasakojimas šitą esę. Gal šitoj vietoj aš, Karoli, ir paprašyčiau tavęs paskaityti ištrauką iš teksto, o po to pokalbį pratęsime. Tada aš sugalvojau, kad tai ne mes. Aš nuo žmonių Žydrajame krante nesiskiriu, jei tik ne šis bjaurus rajonas ir viskas, kas su juo susiję. O su rajonu buvo susiję beveik viskas, net aplankyti senelius daugeliui mūsų reiškia tiesiog pervažiuoti į kitą daugiabutį, kad ir kitame mieste. Reikėjo kažkaip nuo savęs nusivalyti tą rajono dėmę, ją išsipjauti kaip auglį. Bet kadangi auglys mūsų miestų kūne toks didelis, lengviausia buvo pjauti ne jį, bet iš jo išsipjauti save. Baigę mokyklą, visi iš čia važiavome. Daug kas į Londoną, aš ten, kur palmės. Atvykus į Romą viskas atrodė nuostabu, niekas ten nežinojo, kad aš iš tokio negražaus rajono. Galėjau būti, kuo noriu būti, o ne kuo esu. Gyvenau gatvėje apsodintoje palmėmis, platanais ir tik tai retsykiais nuvykdavau pasiimti tėvų siuntinio į Tiburtinos stotį. Greitai pastverdavau ir bėgdavau tolyn nuo autobuso, kad niekas manęs nepamatytų į toje rytų Europos vargo minioje. Tada vieną kartą grįždamas išgirdau Remoti dainą. Tai netgi ne daina, tiesiog eilėraštis, kurį tas senas italų aktorius skaito kažkokios muzikos fone. Pirmą stulpelį išverčiu kaip moku. 6-ame dešimtmete norėjau išvažiuoti. Kaip ir šiandien jaunimas važiuoja į Indiją, važiuoja lauk. Aš irgi norėjau išvažiuoti, nes mane vimdė. Ir buvau pavargęs nuo pokarinės Romos. Ir taip, 20-metis, priėjau tokį savo sprendimą. Kuo greičiau lauk iš čia. Toliau Remotė vardijo, iš kokios Romos jis važiavo.
Fašizmas, kekšės, vedmainė buržuazija, pizzerijos ant kampo, daržovių stendai ir kokie skanūs maritocės su grietinėlė ar be jos. Ir kuo toliau jis vardijo konkrečius dalykus, vaizdinius, vietas, tuo aiškiau darėsi, kaip jis be proto myli. Tai, kas ką tik jam atrodė jau bjauru. Imantai, tu vartoji tokį terminą emocinę topografiją. Ir tu tarsi fotografuoji Vilnių, mes galim sakyti, kad tu fotografuoji tuos daugiabučius, iš kurių ir Karolis, ir turbūt mes visi norėjome pabėgti, bet iš tikrųjų tu ne tai fotografuoji. Ir čia yra, kad tarsi tu nuotraukose matai tuos daugiabučius, bet tu savo fotografijai pridedi dar papildomą emocinį sluoksnį. Kaip tu įvardintum tą emocinę topografiją ir ką tu fotografuoji? Kaip tu bandai perteikti šitą jausmą? Taip, man visų pirma miestas tai yra jo kūrėjo atspindys. Mes kaip tokios būdamos kūrybingos beždžionės, evoliucionavusios iki žmogaus, tokio išaukštintos būtybės, kuri ieško nuolatos prasmės ir tas prasmės bando projektuoti savo aplinkai, matyti dalykus, nežinau, olose dievus, ne? Turbūt nuo to pradėjom veidus matyti ir atpažinti ir juos įvardinti kaip dievus. Mes kūrėme miestą, o kartu jame labai daug įprasminom savęs paties. Ir man mieste turbūt galima atrasti labai daug to žmogaus pėdsako, kažkokių socialinių utopijų, kažkokių politinių naratyvų, asmeninių istorijų persipinusių su kažkokiom kolektyviniam patirtimis ir visa tai tarsi nugula ant mūsų pastatų, gatvių, kiemų, žievių, medžio, kur mes ten įrašėm savo vardą kadaise. Tokiam kontekste tu gali pradėti matyti žmogų. Ir man atrodo, kad gali pradėti matyti žmogų tikresnį, negu kad jis norėtų save pateikti stovėdamas prieš kameros objektyvą ir užsidėjęs tam tikrą kaukę. Tai aš lipdau žmogaus portretą, ieškodamas to, ką jisai paliko aplinkoje. Ir architektūra bendrai kaip tokia amžina medija, jinai kaip ir fotografija, jinai išlieka labai ilgai, jinai fiksuoja kažkokį tai momentą, kaip tie sovietiniai daugiabučiai, jie fiksuoja tam tikrą istorinį momentą mūsų visų patirtyje. Ir tenai gimsta labai daug įdomių įtampų ir prasmių tuo tarpu, tarp asmeninių ir kažkokių sistemos primestų idėjų. Ten tie pastatai yra iš esmės ideologizuoti, kažkiek iš skurdo Sovietų Sąjungos, nes nebuvo iš ko statyti, reikėjo daug greitai pastatyti, greitai čia judėti, progresas, taip toliau, bet kartu ir apie tą sovietinį žmogų, apie sistemą tokią brutalę, kur viskas suskaičiuota, sudėliota ir taip toliau, ir ten besiskleidžiančias žmonių asmeninės istorijas, su didelėm emocijom, įvairiom, ir blogom, ir gerom, nes buvo visko, reikia tikrai pripažinti. Tai iš to gimsta ta idėja emocinė topografija. Tai ne mano sugalvotas terminas, tai iš esmės yra dar vienas būdas patirti miestą. Tai yra kaip mes jaučiamės dėl tam tikrų vietų mieste. Tai apskritai yra tas emocinis žemėlapis. Aš kai kūriau šitą albumą, aš galvojau, kad jį būtų labai įdomu sukurti kaip tokį pasivaikščiojimą rajonu, kuomet tu vaikštai savo pažįstamomis vietomis, jau matosi ten ir laiko tam tikri nusidėvėjimo momentai, laiko įtakoti. Ir kiekvienas mes patiriam tokį vidinį dialogą, kad ir ką mes bedarytume, mes nuolatos šnekame su savimi, nebent bandom medituoti, vienintelė turbūt sąlyga, bet visą laiką kažkas vyksta, mes net miegodami sapnuojame, šnekame su savimi, Tai šnekantis su savimi, Karolio tas vidinis tekstas, tas vidinis balsas, jisai kuria tam tikrą emociją.
Ir ta emocija pradeda spalvinti aplinką tam tikrom spalvom. Aš tokią kūrybinę išraišką savo leidau kažkaip panaudoti ir atrodo, kad lyg ir pavyko, žmonės supranta tai ir pradeda jausti. Tai mano ta turbūt viena pagrindinių tokių minčių ir yra, kad mes matome aplinką taip, kaip mes jaučiamės viduje. Mes galime vieną ir tą patį pastatą matyti labai įvairiomis spalvomis. Arba labai baisu ir aš noriu bėgti iš ten, arba labai miela. Ir tai priklauso nuo naratyvo, nuo pasakojimo, kurį mes sekam savo, kurdami savo asmeninės istorijas, ne? Savo didelį pasakojimą nuo pat gimimo, kiek mes bandom atsiminti, kiek neatsimenam, tos pasakojimus užpildo mūsų šeima, mamos, močiutės. Va tu ten pradėjai vaikščioti, ne? Va ten tas nutiko. Tada tu pradedi pasakot kažkokius dalykus, tarkim, iš savo vaikystės, kaip laiptiniai. Žiemą po čiuožinėjimo su rogutėm, šlapiom kojinėm ir batais tu subėgdavai laiptinę su draugais ir po radiatorium kišdavai kojas, kad sušiltų. Šitą radiatorių esu nufotografavęs čia ir visiems surezonavo ta pati istorija. Tu supranti, kad ne vienas tu tai patyrei. Ir kai tu pradedi pasakot tas istorijas, net ir tų blogų istorijų kontekste, viskas tampa maloniau, artimiau ir labiau sava. Dėl to labiau spalvota. Tai man ta emocinė topografija arba emocinė miesto pusė dėl to ir yra įdomesnė, negu kad tokia objektyvi reprezentacinė arba dokumentinė pusė. Nes dažniausiai dokumentinė pusė pasakoja, jinai nėra laki ir jinai nėra kintanti laikui einant, o aš manau, kad viskas laikui einant kinta. Mūsų net atmintis yra nepatikimas, mūsų naratorius, tas pasakotojas, ne, jinai nuolatos kinta mums augant, brestant ir renkantis vis naujas patirtis. Aš vienaip žiūrėjau, kai man buvo 27 ir aš pabėgau iš Lietuvos į tuos miegamuosius rajonus. Kitaip pažiūrėjau grįžęs, pradėjęs vaikščioti po juos vėl ir bandydamas prisiminti tam tikras vietas, kurios man buvo brangios ir įdomios. Ir dar kitaip aš žiūriu dabar į viską, kai gimė mano maža dukra. Ir aš bandau galvoti jau apie save nebe kaip vaiką, kaip tėvą, kuris privalo kažką perduoti toliau arba apsaugoti, arba papasakoti net tą pačią istoriją. Ir tai priverčia grįžti vėl. Vakar įdomiai kalbėjau su viena moterim, kad toks įdomus yra etapiškumas turbūt žmogaus gyvenime, gal ne kiekvienas taip pat yra, bet manau dauguma, kad pradžiai tu atsiriboji, bėgi kažkur, ir galiausiai tu grįžti ir atsisuki atgal. Tai va šitas albumas turbūt irgi toks iš tos emocinės perspektyvos ir yra viso to refleksija. Ir kaip Karolis gerai sakė, mes taip ir panašiuose rajonuose augom ir gyvenom per upę, visiškai skirtingose upės pusėse, bet gan panašiai ir vienodai, ne, turbūt net mėtėm akmenis ten valyta panašiuose paplūdimiuose, tik iš skirtingų pusių. Ir labai panašiam ir gyvenimo etape atsirandam ir dėl to, net ir prieš tai ten buvusi to klausimo, kodėl Karolį pakviečiau, nes atrodo, kad labai daug dalykų sutampa ir labai prasminga yra paimti ir sujungti tos visus pasaulius į vieną tokį emociškai stiprų naratyvą. Man labai patiko, kaip tu sakai, kad tą naratyvą savo kūrėme mes patys. Ir jį iš tikrųjų galime kurti bet kokį. Ir Karolio tekste yra labai gražiai parodytas tas, ar atvaizduotas, nebūtinai rodytas, galima pastebėti tą minties šuolį ir ypač toje citatoje, kurią jis skaitė, kad jis savo kūrė vieną naratyvą ir staiga gimė kitas naratyvas. Ir nėra tai, kad pirmas naratyvas yra visiškai ištrintas, jie tada egzistuoja vieną šalia kito, tu kartais gali turbūt į vieną šokti, kartais į kitą. Ir kartais ir pabėgti turbūt ir dabar dar norisi, aš nebejoju, ypač žiemą. Ir kartais ir grįžti norisi, kad tu įgauni tarsi daugiau sluoksnių savo gyvenimą. Ir kaip prie stendo prieina žmonės ir varto šitą albumą, pagrindinis klausimas būna, o kaip čia yra? Nes vienos nuotraukos yra kaip nuotraukos, o kitos nuotraukos turi labai įdomią spalvinę gamą. Ir kadangi tai viskas yra viename
fotografijos viename vaizdinėme pasakojime netgi viena buvo nuotrauka, kur akivaizdžiai yra rūžavi lapai, rūžava žolė, rūžavi lapai. Ir tokia moteris ilgai žiūrėjo, sako, man atrodo, taip, čia nepakeista, ar ne niekas. Ir sakau, šitoj galbūt ir pakeista. Tai man labai įdomu, kaip tu ir per tą nuotraukų apdirbimą leidi viename pasakojime patirti keletą naratyvų. Vienas koks yra ir kaip tu jį gali matyti, kitas kaip tu galbūt įsivaizduoji, kad norėtų matyti, o tavo tas įsivaizduojamas, kaip norėtų matyti, vėlgi kitam atrodo, kad gal taip ir yra. Ir žinau, kad tu taip pat turi labai daug skaitytojų ar žiūrėtojų, albumo žiūrovų komentarų apie tai, kad jie bando tau papasakot, kad taip ir yra, taip ir matė būtent tose nuotraukose, kur yra retušas. Gal ir atvirkščiai yra buvę. Jo, žmonės tikisi vis dar kažkodėl šitam post tiesos amžiui, kad nuotraukos sako tiesą, ne? Smagu jos apgaudinėt, bet mano mintis čia yra, iš esmės, aš dirbu su atminties medija ir man kaip tik ir gal po to, kai susipažinau su Baudrillardo filosofija, simuliakrais ir šiaip savo darbe, iš kurio duoną valgau, daug galvoju ir skaitau apie neuromokslą, apie smegenis, kaip jos veikia, apie atmintį ir simbolius tam tikrus, kuriuos mes sekam, norėdami ir siekdami tam tikrų dalykų. Tai man įdomu žaisti su atmintimi ir šitoj vietoj spalvos tai yra tas toks, tarkim, tam tikras kodas rožinės spalvos, ne? Jisai atsikartoja visame albume. Tai jis yra simbolis mūsų atminties, kuri dažniausiai praeitį įsivaizduoja geresnė, negu kad jinai buvo. Nebent tai yra labai didelė trauma. Bet net ir tas traumas žmonės išgyvena taip, kad jie netaip baisiai viską atsimena, laikui bėgant, ne? Ir tas yra toks, tie patys sunkiausi metai, iš dabartinės perspektyvos žiūrint, kai tu jautiesi visai gerai, tau neatrodo tokie baisus. Nebent tau žiauriai yra blogai ir tada tu supranti, kad ten kažkas prasidėjo nuo ten iš anksčiau. Tai labai įdomu, tą perteikti, tai yra toks terminas rosy retrospective, žiūrėjimas per rožinius akinius. Ir tai yra psichoanalizės, psichologijos terminas. Tai tai tas irgi tikrovės ir netikrovės momentas mus visą laiką lydi gyvenime. Mes bandom išgyventi kartais rūsčią realybę, ten susikurdami kažkokio savo jaukumo ir savo, naratyvus ten, įprasmindami ir įrašydami toj vietoje, jeigu taip galima sakyti, ne, tam, kad būtų mums patiems lengviau gyventi. Žmonės kartais taip išgyvena ir traumas, ir sunkius labai periodus. Tai aš visai, kad, kurdamas ir manipuliuodamas vaizdu, galvoju būtent apie tokius dalykus. Ir kas labai įdomu yra, kad kai aš net pateikiu su manipuliuota spalva, žmonės pagalvoja, kad tai yra realybė. Ir dar kitas dalykas, jie pagalvoja, kad visai gražu ir jiem prieš akis tą vaizdą spalva reabilituoja. Tai turi tokios įdomios galios. Tai nežinau, ar atsakiau klausimą tiksliai. Aš dabar gal kiek pakeisiu kryptį ir tu kaip pasakoji apie tą manipuliavimą atsiminimu ir nostalgiją tai ir yra. Nežinau, kiek čia esančių matėte Karolio naują filmą Badautojų namelis, man ten irgi atrodo yra manipuliavimas savo kaip atsiminimu, kokia buvo traumatinė situacija, ant kiek yra blogai, kad tu pradedi galvoti, čia mes dabar kažkoks tai buvo herojinis laikas. Karoli, kiek tu tame Imanto pasakotos nostalgijos esencijos savo kūryboje naudoji, ar kiek tau tai yra svarbi, ir būtent apie patį Badautojų namelį, kokią nostalgiją išgyvena tie tavo herojai?
Aš gal net taip pradedu, dažniausiai kažkaip pradedi nuo to, kad tu turi prisiminimus ir tada ar kažkaip pereini per tos prisiminimus, galvoji, štai jie tokie, ką man dabar su jais daryti, blogai tai gerai. Viena tokių svarbiausių pamokų, kažkaip kaip žiūrėti į save, man buvo bestudijuojant Islandijai, buvo pasaulinė ekonominė krizė, kai žlugo Islandų bankai. Ir nemažai Islandų, kurie iš menkių žvejybos laivų buvo perėję neseniai dirbti investicinėse bankuose, tuo metu turėjo grįžti atgal į menkių žvejybos laivus. Kai aš buvau Reikjavike, dalis žmonių dar turėjo Harley Davidson, bet nebeturėjo pinigų benzinui. Ir su jais atvažiuodavo į aikštę ir stovėdavo tenai, nes važinėti su jais nelabai galėjo. O parduoti buvo dar ne orų. Ir tuo metu Islandija buvo netikėtai atsidūrusi tarptautinių naujienų pirmuose puslapiuose, kadangi tai buvo pirmas kartas, kai Islandai išdaužė akmenim Altingo parlamento langus. Ir buvo toksai laikraštis Reikjavike diasporai gyvenantiem užsieniečiam, reiškia, anglų kalba, kurį aš vis paskaitydavau. Jo pirmame puslapyje buvo laiškai redaktoriui. Kadangi nemažą dalį turistų sudaro kanadiečiai ir amerikiečiai, tuose laiškuose tuo metu labai daug kartojosi, ar saugu atvykti į Islandiją, ar viskas bus gerai. Ir redaktorius juos atsakinėdavo visą laiką tuo pačiu stiliumi. Jisai sakydavo, nesaugu, nebėra elektros, baltos meškos centre miesto ir mes, išradom ratą. Nu, ką nors tokio. Ir palikdavo tuos klausiančius su tokiu. Ir aš tada galvojau, jeigu aš bandyčiau matyti įtikinti amerikiečius, kad viskas gerai. Štai kaip gražu praskristų kamera per Lietuvą, per žydinti rugių lauką. O jis kažkaip nekompleksavo. Jis žinojo, kas jie yra. Jis žinojo, kas gerai ir kas negerai. Ir dėl to, kas negerai, nesigėdino, o kas gerai, džiaugiasi ir didžiavosi. Ir nuo tada kažkaip grįžau, galvoju, 300 000 ir jokio komplekso. Ir tas mane nuolatos lydi dabar, nežinau, kai Trumpas grasina Danam, kad iš jų paims Grenlandiją ir kaip mes reaguosim. O ką pasakys amerikiečiai? O ką sakė Islandai, kai reikėjo pripažinti mūsų nepriklausomybę? Jiems vienodai buvo, ką pasakys amerikiečiai. Jie nusprendė, kad tai yra teisinga ir pripažino. Ir paskui padarė tarp kitko alaus reklamą, kur sako, o mes pripažinom Lietuvą. Žinot, kas mūsų vienas didžiausių pasiekimų. Ir Britas, kuriam tai sakoma reklamoje, tiesiog meriksi akim nesupranta, ko tai ypatinga. Tai visą laiką, kai kūryboje kažkaip sugrįžti prie to laiko, iš kurio ateini, o Ištvanas Sabo sako, kad dažniausiai nemažai kūrinių, jeigu jie yra apie praeitį, jie vis tiek atveda prie vaikystės, nes stipriai užsifiksuoja tie atsiminimai. Tai aš tiesiog stengiuosi kažkaip bandyti tiksliai pasakyti, kai buvo, ką aš atsimenu, nesumeluojant savo ir nesukompleksuojant. Kai rumunų naujoji banga man buvo didelė pamoka kine, sakykime, rašant dialogus. Jeigu jie rašo apie Bukareštą, tai dialogai ir yra taip, kaip žmonės Bukarešte kalbėtų. Važiuojam prie tulpės, ten pasimsim, kas ta tulpė, kur ten tulpė. Ta prasme, aš kaip užsienietis nieko galiu nesuprast, bet aš matau, kad žmonės kalba. O čia, kai 2000-aisiais Lietuvos kine, kai buvo ta banga tokia, kai vardai būdavo Leo veikėjų ir panašiai, toks, kaip mes norėtume, kad būtų. Neduok Dieve, užsieniečiai nesupras mūsų kokios nors ten realybės, dar kažko. Tai jeigu aš atsimenu, šlapę laikraščio lapą prilipusi prie šiukšlių kibiro, kaip vieną esminių savo vaikystės atsiminimų, ir tai yra man šiltas atsiminimas, tai aišku, kad italui arba prancūzui tai nieko nereiškia. Lygiai taip pat ir darant man filmą, kai aš rašau eilutę, kiek mes padarėm dėl šito jugoslaviško staliuko. Aišku, kad iš dalies ta eilutė man užkerta kelią į Lokarno kino festivalį. Nes jie nesupranta, apie ką tai yra. Bet man svarbiau ką pasakyti.
papulti į Lokarną, ta prasme, kažkaip susirašyti, kad kiti suprastų, ar vis dėlto, man šiltas tas prisiminimas. Man šiltas prisiminimas yra obuolių pintinė, tokių papuvusių, kaip senelis beldžiai, paimkite dar obuolių iš sodų, jau tėti, jau vežėt. Bet tai yra kažkaip, tu vis tiek eini prie to, kas ir Imanto albume visą laiką yra tie vaizdiniai kažkokie, kurie kaip kokia raudonoji knyga. Dalies jų jis dar sugeba juos rasti. Pritraukdamas, jis pasiema bendrą planą ir tada prisitraukia prie kažkokios stambios detalės. Pasakysiu kaip čia neteisingai, adijalų krūvos, nes tai yra būtent adijalų krūva, koldrų, ne ten pledų ar antklodžių, tai yra adijalai. Visi žino, kas gyveno tam laike arba toje aplinkoje, kokie raštai tenai, kaip tai atrodo. Ir tai išnyks, štai, pavyzdžiui, visi yra mūsų kartos arba vyresnės kartos žmonės yra matę šitą adijalų krūvą. Kaime, sode, namuose ar dar kažkur. Ir tiesą sakant, šitas vaizdas, tai ką Imantas sako, jis atveda tave prie bendro vardiklio, užtenka tų padangų. Kas nematė šitų padangų prie silikatinių plytų sienos? Visi matė. Ir tai gali tau atnešti milijoną prisiminimų, kurie yra tavo asmeniniai, dėl jų neturi būti gėda ir tada kažkaip tu stengiasi tiesiog galų galę sugrįžti gilumoje, tai tu stengiasi sugrįžti ir pasakyti, viskas yra tvarkoj. Aš užaugau gerai. Man mūsų šalis užaugo ir nieko su tuo nėra blogo. Ir tai yra kažkoks toks galutinis užaugimo, man atrodo, nuo savęs to paieškų, kas mes turėtume būti, tu galų galę kažkaip priimi ir sakai, štai, mes galim į tai žiūrėti. Ir man, pavyzdžiui, tada, kai tai nusispalvina ta spalva, tai ir yra tas, kad aš staiga pradedu matyti tame, tai yra gražu. Taip, gal estetiškai, taip objektyviai tai nėra gražu, bet man tai yra malonu, šilta. Ir tie du dalykai egzistuoja kartu. Tai lygiai taip pat ir tą filmą darydamas kažkaip panašiai bandžiau ieškoti per tekstą, per veikėjus, tokius, kokius aš atsimenu, tuos žmonės ir savo vaikystės, tremtinius kažkokius vienišus žmonės. Su savo silpnybėm, kas yra įdomu, tai Karolis irgi tame filme neslėpia žmonių silpnybių, kur galiausiai jie ten badavo, po to kiekvienas pasislėpęs ten už raskladuškės iš slojko kimšo tą atneštą maistą, kurį siūlė, kad šitie didvyriai nenumirtų galiausiai, nes realybė yra tokia, tu ilgai neišbadausi. Tai jie ten pradžiai net ir gal be vandens norėjo gyventi, bet... Ne, viskas pasakė. Man atrodo, kad čia ir Karolis labai gražiai užbaigė su mano gal perinterpretuota mintim, kad tada, kai sugebi suvokti, kas yra nostalgija, ateina branda, kai atsiriboji nuo tiesiog grinos emocijos, o jau supranti, kad kažką gali pakeisti naratyvą, kažką gali išgyventi tokį, koks jis buvo prisiminti. Tai aš gal norėčiau pasiūlyti jums užduoti klausimų šiems labai įdomiems kūrėjams. O jeigu neturėtumėt klausimų, aš dar noriu pasakyti, kad ši knyga pelnė knygos meno diplomą. Ją darė dizainerė Aurelija Slapšytė. Ir galėsime padovanoti tokių atviručių, kurias kompiliavo Imantas, įkvėptas Aurelijos Slapšytės meno darbą. Čia žodžiu viskas yra kompiliacija. Knygą mes spausdiname Berlyne, tai čia yra turbūt iš tokių retesnių atvejų, kai lietuviškas knygas spausdinam jau toj vakarų Europai, kurią visą laiką norėjom važiuoti, o dabar jie nori čia grįžti. Tai tiek. Ir knygos leidybą parėmė įvairiai Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, kompanija, kūrybinė nekilnojamo turto kompanija Rifo, Dew Architects ir ko dar nepaminėjau, ir Taut Foundation. Tai
Labai ačiū visiems ir tikrai be galo rekomenduoju pavartyti knygą, dar geriau įsigyti, nes ją geriausia vartyti, nežinau, prie židinio arba prie buržuikos arba prie duchovkės, prie orlaidės. Ir kviečiu įsigyti leidyklos Lapas stende. Jo, jeigu nedrąsu čia kažko paklausti, tai aš dar pabūsiu šiek tiek stende, galit prieiti, galim pasikalbėti. Galiu papasakoti daugiau net apie nuotraukas, apie ryšį tarp jų, nes nuotraukos irgi puslapiuose dėliojamos yra po 2 dažniausiai, arba komentuoja viena kitą, emociškai atspindi Karolio tekstą ir ten daug visokių kūrybinių sluoksnių yra, ką galima patirti, nebūtinai tik greit pervertus ir pažiūrėjus paveiksliuką po paveiksliuką. Tai ačiū Ūla už klausimus, Karoliui už laiką ir mintis, o jums visiems irgi, kad atėjot, smagu matyt ir geros likusios mugės ir sekmadienio.